susikūręs atlaisvinimus, tarkim, kažkokius tai šarnyrus įsivedęs. Dar norėdamas tikslesnį modelį padaryti, galiu pasidaryti, kad rigeliai yra atitolę nuo kolonų, kad jie, tarkim, atremti ant tų konsolių, tai tada reikia įvesti atitraukimą nuo taško, kur tas rigelis pasideda, kad kažkoks tai ekscentricitetas kolonai persiduotų apkrovos. Tai offsetai arba tokie atitraukimai yra su šita komanda užduodami. Tai yra vėl pagal nutylėjimą sukurta. Aš tarkim padarau rigeliai. Pradžia, pabaiga, kiek atsitraukia centimetrais, absoliutus arba reliatyvus dydis. Tai tarkim įvedu, kuria kryptim tai yra pagal lokalią elemento kryptį. Tai tarkim rigeliai pradžia įsivedu, kad tarkim UX kryptimi, tai išilgai rigelio jisai atsitrauks, tarkim, ten per koloną 20 ir dar, kad jo centras būtų per vidurį gembės, tai 30 tarkim centimetrų pradžia ir pabaiga irgi 30. Taip pat Z kryptimi, tai žemyn norėčiau paslinkt, kadangi perdangos ašis ir rigelio ašis kol kas būtų toj pačioj vietoje, jeigu nubrėžčiau, o rigelis turėtų būti žemiau, kad perdanga pasidėtų ant rigelio. Tai čia irgi, tarkim, reiktų pasiskaičiuoti, kiek čia perslinkti tarp ašių skirtumas. Tai tarkim 25 cm. Čia gal pavadinimas paprastas gali būti. Prisidedu šitą savo ir pabandau atitraukti, tarkim. Matome, kad paslinko žemyn, bet ne į tą pusę man galą paslinko. Tai čia reiktų turbūt įvesti va taip. Dabar mes jau turime rigelį, galim pasižiūrėti. Jį rodo, kad jisai paslinktas tik tai tada, kai įsijungiam offsetus, tai čia reikia per matomumą vėlgi užsidėti, kad būtų rodomas visą laiką offsetas. Tai dabar jau mes matome geresnį variantą, kad nuo ašies patraukti per 30 cm iš abiejų pusių. Ir jeigu pažiūrėtumėm šitus, tarkim, elementus atskirai, matome, kad jis dabar pasislinkęs gerokai negu tas. Čia nereikėjo, gal čia tiek daug paslinkčiau. Šiaip ir taip reikia suskaičiuoti atstumą. Tai dabar tiesiog galiu aš priskirti visiems tams elementams, kuriems aš noriu. Tai čia mano šiti ir šitie. Pridedu, dabar visi mano elementai yra pažymėti, visi rigeliai, padarau apply, visi dabar atsirado savo vietose. Ir dabar su offsetais baigta.